Sveiki bičiuliai, dar vienas krovinys jūsų peržiūrai. Na ir kasgi čia dabar, buvo gražus oras, o lyja. Bet lyja tik po priekabą. Šlapias krovinys papuolė. Va, tuoj mane ir prikraus. Jau ir prikrovė, štai judu atbulomis ir matot, koks ruožas lieka nuo priekabas. Kelias sekundės pastovėjo ir va, formuojasi balos. Ką, važiuojame, palaistysim asfaltą. O čia didžiuliai plotai šiltnamių, kuriuose auga paprikos. Taigi man ir prikrovė nuo paprikų visokius tai nereikalingus likusius elementus. Važiuojam. Na ir linksmoji dalis – sėdėti prie lango. Aišku, nepamiršti įsikibti į vairą ir žioplinėti. Štai statomus viedukus į jau įrengtus tiltus, kurių čia daugybė. Visokių įdomumų galima prisižiūrėti. Štai net stabtelsiu. Parkavimusi čempionas. Aš taip nemoku. Na ir žioplinėjant toliau, suskaičiuoju visus skraidančius aparatus, suskaičiuoju visus girgždančius vagonus, kurie pastoja man kelią. Apžiūriu visus mažus miestelius, didmiesčius, na ir žinoma, svajoju. Šįkart svajoju, kai jau lipu į lėktuvą ir skrendu namo pas savo šeimą. Su saviškiais daug įdomiau leisti laiką. Na, bet užsisvajojau, aš važiuoju, vežu krovinį mumuškoms. Štai, atvežiau jums skanėstų. Na, atvažiavus į vietą, po priekabą vis tiek vis dar lyja. Štai, papirkėlės byra. Net ir cielų čia dar įmesta kelios yra, kad mumuško skaniai valgytų. Kaip jums kvepia. Tuoj mumuškos, jūsų šeimininkas jūs palepins. Išsirikiavusios laukia sultingo patiekalo. Na, o tau, mažyli, tikriausiai neduos nieko paėsti, tik pažįst. Na, o aš toliau lėkiu, ieškosim, kur galima pernakvoti ramiai. Radau vieną vietelę su gražiu vaizdu. Ir bežiopsant galima toliau pasvajoti, kągi veiksiu perskridęs namo. Gali kokias rungtynės sportą nueiti. O gal į kokį koncertą pasilinksminti. Na, o pabaigai viena trumpa foto istorija. Štai greitkelyje Vokietijoje parkinge nusileido šis sraigtasparnis su medikų brigada, kad padėtų vienam žmogui iš autobuso keleiviui. Šiam kartui užteks mano video ir nuotraukų vaizdų. Ir sakau jums čiau.